Richardai, tai su pergalė ir panašu, kad lengvas kelias ne mūsų kelias. Na, šį kartą tikrai nelengvų kelių pavyko laimėti šitą pirmą mačą, bet iš tiesų esu labai patenkintas pergalę, nes man pačiam asmeniškai tai yra pirmas turnyras po US Open, kas buvo prieš 3 savaitės ir žinot, kaip pirmas mačas niekada nebūna lengvas ir tuo labiau prieš gerą žaidėją, kaip prieš Basičių tikrai šiandien nebuvo lengva, taigi keletą tokių, kaip čia sakant, comebackų padariau, 3. ir 4. sete ir visgi pavyko palaužti bosnių antrą numerį, taigi tikrai esu patenkintas šitą pergalę. Kas pasikeitė, ta prasme, nes pirmus pusantros valandos iš tikrųjų buvo labai daug klaidų ir kas po to? Kas nutiko? Kaip pavyko perlaužti? Manau, kad tam tikrais momentais jis neišnaudojo savo progų, kurių tikrai turėjo laimėti šitą mačą ir aš tuom pasinaudojau ir aš laimėjau šitą mačą. Tai čia būtų, manau, pats tiksliausias paaiškinimas viso šito mačo ir šiandienos dienos. Kaip tavo savijauta po tokio mačo fizinė? Viskas gerai, žinokit, tikrai negaliu nikom skustis, nes savaitės pradžią kažkiek petį jaučiau, bet šiandien tikrai nieko nebejaučiu ir tikrai čia, galima sakyti, pečiui buvo išbandymas 5 setų, taigi... Išlaikė? Išlaikė, tikrai. Sveikinu dar kartą. Dėkui.